Labą dieną. Šiandien, kaip norėjot šiek tiek ir parelaksuot mankštos metu, tai pabandysim taip ir padaryti. Žinoma, labiau relaksuos pilvas ir šonai, o mes pabandykim irgi atsipalaiduoti. Gerai, keliam rankas į viršų, įkvepiam, išilginam save, išilginam stuburą, išilginam kaklą, smakras atgal. Giliai įkvepiam ir su iškvėpimu nusileidžiam į vieną pusę, ištempiam šoną, nykščiu žemyn ir pasižiūrim į nykštį. Giliai įkvepiam ir su iškvėpimu grįžtam. Keliam kitą ranką į viršų, įkvepiam, nusileidžiam žemyn, pasižiūrim į nykštį ir kylam į viršų. Giliai įkvepiam, nusileidžiam žemyn, pratempiam nugarą, giliai įkvepiam ir nuo nugaros apačios, lankstelis paskui lankstelį, kylam į viršų, atsidarom pečiais atgal, delnais atgal, giliai įkvepiam, remiamės rankomis už nugaros, atveskit pečius atgal, giliai įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam iš šonkulius ir iškvepiam. Ir dar kartą įkvepiam. Turit pajaust, kaip šonkulių lankas įsiplečia ir susispaudžia. Gerai, ištiesiam kojas į priekį. Pakeliam dubenį į viršų. Taip, pabandom pakelt vieną koją. Kita koja ir viena, kita ir dar kartą su viena ir su kita. Nusileidžiam žemyn, įkvepiam į viršų, ištiesinam stuburą, išilginam save, nusileidžiam į vieną šoną, nekeliam sėdmenų, įkvepiam. Ir iškvepiam į kitą šoną. Remiamės atgal, sulenkiam kojas. Dabar sudedam va taip vat pirštus už nugaros, nusileisim žemyn ir stumiamės rankomis į priekį, kad liktų ant kilimėlio tik pirštai. Nusileidžiam kiek galim žemai ir su iškvėpimu kylam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dar 5, 4, 3, 2 ir paskutinis, keliam rankas į viršų, įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam rankas į priekį, tempkit rankas, turim jausti tarpumentį tempiamą. Kiek išeina rankas į priekį tempiam. Suimam rankomis už pakinklio. Kojos nesuglūstos. Atitraukiam vieną nuo kitos ir apvalinam nugarą. Apvali nugara. Tarpumentis ištemptas. Smakro neužlaužiam. Giliai iškvepiam šonkulius spausdamos link stuburo. Keliam rankas į priekį, ištiesinam nugarą, išsitempiam į viršų, giliai įkvepiam. Leidžiam rankas per šoną, vėl iš pakinklio, apvalinam nugarą. Neužspauskit smakro, neužspaudžiam kaklą, padarom tik apvalę nugarą. Kylam į viršų, giliai įkvepiam. Per šoną leidžiam rankas su iškvėpimu atgal. Ir kylam į viršų.
Dabar rankos tiesiai, nusileidžiam apvalia nugarą atgal, pasukam delnus į viršų, atsidarom vieną ranką, žvilgsniu lydim delną, neskubam, grįžtam atgal. Ir į kitą pusę atsidarom, giliai įkvepiam, relaksuodamos, grįžtam atgal, su relaksu į šalį, įkvepiam, iškvepiam, relaksuojam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir dar. Taip pat jums priminsiu, kad norint pasirinkti mankštos intensyvumą pagal save, galite pratimus arba mažinti atlikimų tempą, arba tiesiog pasirinkti, kad mažiau atlikti pakartojimo. O jeigu jums dar neaišku, tam esame mes. Galite tikrai visada kryptis į mus. Mes jums padėsime. Kartą įkvepiam, iškvepiam su kita ranka. Grįžtam, delnas į delną. Dabar labai nedidelė amplitudė. Šiek tiek į priekį ir atgal. Bet vėlgi stengiamės, kad šiek tiek nugara būtų apvali. Netiesia stabilia nugara važinėjam, bet apvalinu ir įkvepiam, iškvepiam, labai nedidelė amplitudė. Įkvepiam, iškvepiam. 10, 9, 8, 7, neužspaudžiam smakro, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis suimam už pakinklių ir slankstelis, paskui slankstelį nuvažiuojam, nenugriūnam atgal ant nugaros, nusileidžiam. Pakeliam galvą pečius, pratempiam kojas, vieną koją traukiam prie savęs, kitą tempiam tolyn. Ir keičiam. Žvilgsniu žiūrėkite viršų. Perinam prie tiesių kojų tempimo. Jeigu reikia, galit vieną koją padėti. Keičiam. Keičiam, 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 nuleidžiam galvą pečius, patraukiam abi kojas prie savęs, kojų pirštai žiūri į mus, giliai įkvepiam, maksimaliai kiek galim patraukiam kojas prie savęs, sulenkiam per kelius, leidžiam ant kilimėlio. Ir po vieną koją ištiesiam į viršų, atsidarom į šalis, rankas keliam į viršų, įkvepiam, su iškvėpimu kylam, laikomės 5, 4, 3, 2, 1, leidžiamės, įkvepiam ir kylam, 5, 4, 3, 2, 1, įkvepiam. Kylam. 5, 4, 3, 2, 1. Kylam. Kiek išeina, stenkitės kojas į šalis. Leidžiamės. Įkvepiam. Kojų pirštai žiūri į jūs. Tempiam pakinklį. Ir kylam. 5, 4, 3, 2, 1. Dar 2 kartai. Tempiam kojas, kojų pirštai mus, giliai įkvepiam ir kylam. 5, 4, 3, 2, 1. Paskutinis, giliai įkvepiam. Su iškvėpimu kylam. 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam galvą pečius. Dabar vieną koją paliekam
tiesiai kitą koją leidžiam žemyn, kojų pirštais į save ir šiek tiek atitraukiam tiesią koją, kuri yra nuo mūsų ir grįžtam. Atitraukiam šiek tiek į šalį ir grįžtam. O šitą, kuri yra tiesiai į lubas, stengiamės tiesiai ir išlaikyti. Įsivaizduokit, kad ant pado laikot vandenį. Aha, jo, reikia net tada laikyti, ar ne, koją. Įsivaizduokit, kad ant pado yra vandens stiklinė ir ją turi taip stabiliai laikyti, kad neapsipilti. Gal geriau su rankom prilaikom. Ir 3, 2, 1. Šaunu. Jeigu 60 minučių sportavote kartu su manimi, tai turbūt pajutote, kaip lengvai apšyla kūnas, pasidarė laisvesni sąnariai, galime net lengviau pasilenkti, išsitiesti. Toliau atliksime kitoms kūno dalims, zonoms pratimus žymiai intensyviau. Tokį puikų relaksą jums ir aš pati sau dėkoju, aišku. Labai smagu, kad jūs komentuojat ir laikinat ir dalinatės ir prenumeruojate mus. Jeigu kas jaučiat, kad kažko trūksta, gal kažko per daug, rašykit. Jeigu nedrįstat bendrą, tai kaip visada rašykite man asmeniškai. Iki pasimatymo. Nepamirškit kitam kartui gumų. Ne kramtomos gumos, bet neturiu čia elastinės gumos. Iki.